Ramybės oazė. Kaip čia daugiau vadinas šitą vietą? Svetana. Svetana? Taip iš toliau pasižiūri, va ten va babaušį žiūri tave. Vakarinė mankšta. Vėl bėg. Ir vėl bėg. Labirintas. Dar vienas. Kelio pabaiga. Kabantis tiltas per Šventąją. Tiltų laužytoja? Ne, jis bandytoja. Žiūriu, ar tvirtas. Ir? Tai, ką dabar aš supratau, Ne. aš visą žiemą į tave gniūžtės nemečiau. Užtaisau klaidą, nepataikau. Spėju, man dabar bus kaputas. Pažiūrėk, kaip garuoja upė. Ir kaip vasara. Ankstyvą rytą, ne? Nu. Iš vienos pončkos daug pončkyčių pasidarė. Čiut pataikiai į tokią upę didelę tą gniūžtę įmesti. Matai, kaip netikėta. Nepašaknėjom, o patupinėjom abudu. Kartu turim tupt. Tai aišku. Na, 3-4. Nu, tu. Tai nuo kada? Nuo 4 pradedi? Kažkaip negauna. Ai, skirtingai turim sto. Ką, šiandien mūsų tikslas yra naujas lobės. Antras. Mikėriai kur yra? Anykščių rajone? Sudėtingas klausimas. Pažiūrim, kad aš žemėlapis. Nu, pažiūrėk. O, kažkas pametė raktus. Pareklamuokim, kas pametė raktus. Būtent tokius. Galės ieškoti čia. Draustinis. Ankūnų bažnyčia. Šventosios pėsčiųjų. Turizmas Danielinas Mikėrių kaimas šalia girininkijos įkurtas 2 hektarų laukinių gyvūnų aptvaras. Jis skirtas visuomenės ekologiniam švietimui, moksliniams tyrimams laisvėje gyvenančių danielių populiacijai sukurti, gyvūnams auginti ir veisti. Miškininkų globojami čia gyvena grakštūs danieliai. Prie aptvarų stovi apžvalgos bokštelis, nuo kurių galima stebėti gyvūnus. Nerašo, kad ras gyvūnas. Nu, okei, važiuom.
Žiūriu, tavo pirmos pėdsakai čia. Sniege. Aš esu sniegynų karalienė. Ką čia turi atsinešęs? Niekam nesakysiu. Niekam nesakyk, aš turiu lobį. Slėpsim lobį čia. Mikėrio atodanga, ane? Ar kaip jin ten vadinas? Kaip Mikėrio atodanga. Mums reikia eiti va ten, Ten eisim paslėpti lobio. kur yra aikštelė. Arba dar galima va ten kažkur, tai irgi matau, yra kokie tai soliukai. O ten ta statula netinkama būtų? Tas baidarį ženklas? Aš nežinau, kas ten. Ai, jo. Jo, ten baidarininkų. Man atrodo, gal visai būtų gerai. Einam žiūrėti. Labai graži vieta. Tarp kitko. Aš joje pirmą kartą, o tu? Jo, daug kartų. Daug kartų? Daug. Daug kartų. Daug. Ir sakai, nevažiavęs šitais gražiais keliais. Ne? Juokauju. Apžvalgos aikštelės skardis. Ko ten ieškai? Aš ten slepiu. Ką tu ten slepi? Paslėpiau. Ką tu čia paslėpiai? Ką ten paslėpiai? Lobelė. Taip paprastai ir lengvai? Tik tai ranką užkiši gilin ir lobis tavo. Viskas, lobio ten nebebus. Gal ir bus, bet einam pasižiūrėti. Kitur. Slėpsim kitur lobį. Bet vieta kokia. Bet tai čia gali nuošliaužą nuščiūžti. Nušliaužti. Mhm. Gali. Labai gražu. Fantastiška. Laiptukais eisim žemyn. Opa, nusileido.
Ne? Ne, ir čia nėra kur įkišti. Nėra. Ten ir reikia dėti, kur ir buvom iš karto ne. Pafilmuok, kad medis ties vandenis. Grįžom atgal. Ir lobis paslėptas. Viskas. Įkiši ranką, pagauni, ištrauki ir lobis tavo. Rankom šalta. Labai graži vieta. Taip. Apžvalgu šitą aikštelę tokią. Ai, va, kažką tai jau padarė blogai. Tobulins. Sukišai? Na, matas? Kad nerasti tas, kam nereikia rasti. Na gal dabar gerai. Iš toliau. Nieko ten nesimato, nei iš toliau, nei iš arčiau. Ne, dabar gerai. Bet jau taip ranką, tai reikia įkišti jau taip normaliai. Sulysti iki pat kulnų. Iki pat kulnų sulysti reiks vidun. Iki pažastų tai dar nedaug čia. Tik padai išlindę. Ką tu čia dabar darai? Kur tu čia lipi? Jau nerodyk, kad aš taip lipu. Viskas bus parodyta. Aš noriu nufotkint gražiai. Nufotkint gražiai. O taip va reikia užlipti, kad būtų gražiai nufotkinta. Kitu atveju būna negražios nuotraukos. Taip? Čia kosmosas kaip gražu.